Džiaugiuosi šitos baltos žiemos apsuptyje šiandien su savo tauta apmąstyti tai, kaip praėjo kiekvieno iš mūsų gyvenimo istorija. Mano gyvenimo knyga būtų sudaryta iš dviejų griežtai atskirtų dalių. Pirmojoje paskaityčiau apie nuostabų naujo namo kvapą, kurį tarybų valdžia vėliau sugriovė. Ten tame puslapyje raščiau mamos ašaras, kurios liejosi, kai stribai palikdavo net sujauktą kambarį. Tad tos ašaros dar mus lydėjo su seserim, kai vežė traukinys į tremtį. Paskui dar buvo santuokos, vaikų krikšto ir pirmusios komunijos detektyvai. Dar tiesa buvo ir mokyklos vadovo išvada, kad esu nelabai subrendusi idėjiškai ir negaliu dėstyti gimtosios kalbos vyresnių klasių mokiniams. Atvažiavo komisija, sėdėjo, stebėjo, rašė ir baigėsi tikrinimas kuriozo. Suteikė aukštesnę kategoriją ir dar pasiūlė dėstyti studentams. O paskui jau reikia įdėti skirtuką. Vieną labai ryškų, gražų, kai su visa šeima, su vaikais ir vyro važiavom į Baltijos kelią. Tiksliau pasakius, į žmonių apgultą Nemuną, vingiuojantį tik tai kita kryptimi. Dar buvo džiaugsminga, nemiegota kovo 11-osios naktis. O paskui trečias skirtukas labai juodas. Pažymėtas verksmu prie televizoriaus ekranų ir vaikų neviltimi. Tomis dienomis dažnai lankydavau seserį gyvenančią Vilniuje, Mokslo akademijos bendrabutyje, esančiame netoli Respublikinės bibliotekos. Vyras, jaunas mokslininkas Dalius Balčiūnas, naktimis išeidavo saugoti parlamento. Sesers klausdavau, tai kur jo ginklas? Jinai sako, nežinau, nemačiau, sako, kad turi kažkokį geležinį pagalį. Naktį girdėjau, kad sesuo lyg tai vaikšto, kad kažkas bruzda prie durų. Rytą jinai man paaiškino, kad į to bendrabučio koridorių naktį, tas koridorius ilgas labai, naktį sueina parlamentą saugantys žmonės. Ten jie guli, ten jie vieni miega, kiti taip šildosi, o jinai nešioja jiems arbatą ar kavą, kiek ten jinai to viso ir teturėjo. Ir paskui po 2 berods metų pasitaikė man pas ją būti, kai į kambarį pasibeldė jauna graži šeima su dideliu poku kavos. Ir pradėjo aiškinti, kad čia jie tą sesers šildytą vandenį gėrė. Kitas puslapis būtų apie nuotykį Druskininkų sanatorijoje. Blokados metu gydžiausi, mezgiau kambarį lovai, seselė atėjusi paklausė, ar galėčiau gyventi su ruse moterimi. Sakiau, jokių problemų. Atėjo lėtai, įslinko, neatėjo, įslinko moteriškė su dideliu lakaminu ir prie durų paklausė, nu как тут у вас, спокойно? Aš nesupratau, почему вы так спрашиваете? O jinai sako, nu знаете, у вас тут sąjūdis, o aš kvailiai ėmiau ir pasakiau, aš sąjūdis. Moteriškė už lagamino, per duris į koridorių, mečiau virbalų, šiaip taip pasigavau, susidraugavom, siuntėme ten į Sverdlovską tos Tanios giminėms kruopas, makaronus, kalgotkės visokias. Ir buvom Čiurlionio name muziejuje fortepijono koncerte, vaikščiojom po muziejų, patiko jai paveikslai, paskui jinai ten skaitė brošiūras, knygeles ir manęs klausė, a вот Landsbergis, это тот, что стрелял, да он и книги еще пишет. Turėjau ilgai aiškinti, kas tenai šaudė, kaip ten buvo. Dar vienas puslapis jau po daugelio metų būtų Palangoje. Parke Rotundui koncertavo pučiamųjų orkestras. Buvo nepaprasta diena, graži, saulėta. Vaikai lakstė, šoko, važinėjo dviratukais, žmonės iškritę po medžiais. Vienu žodžiu, nedaug tokių dienų žmogaus gyvenime būna.
Prie mudviejų su vyru prisėdo lietuviškai pasisveikinusi jauna ukrainietė muzikantė. Ir pradėjo aiškinti, kad jinai jau kelintą kartą į Lietuvą atvažiuoja, kad jai čia labai patinka, kad čia žmonės labai ramūs, labai geri, kokie švarūs miesteliai. Aš galvojau, kad jinai tik apie kurortą galvoja. Ne, pasirodo ir sodybos mūsų nuostabios. Man buvo nejauku klausyti, aš pradėjau sakyti, kad ir pas mus buvo ir kraujo, ir melo, ir visko. Ir pokalbis mūsų pasibaigė taip, kad aš viską iškentėčiau, jeigu galėčiau būti tokia kaip jūs, lietuviai. O prieš porą dienų, ar gal prieš keletą dienų, televizoriaus ekrane tokia teta, kurios vardas Seimo narė, parlamentarė, man aiškino ir visiems mums aiškino, kad sausio 13 tai mes buvom ne valstybė ir apskritai kažkokia nesusipratėlių banda, kuri niekieno nevadovaujama, nieko nesuprasdama, rankomis siekė sulaikyti tankus. O po tų tankų vikšrais girdėjo žmonės traškančius mano tautiečių kaulus. Tai ir nesuprantu, ko jinai sėdė tam, tokiam negarbingam parlamente. Bet ką padarysi? Sausio 13 mus padarė laisvus. Gyvybių, kraujo kaina. Ir aš vis tiek džiaugiuosi turėdama laisvę balsuoti. Išrinkome ir tą tetą išrinkome. Visko prirenkam. Tokia jau mano tauta. Bet aš esu jos dalis ir vis tiek aš tą savo tautą myliu ir vis tiek esu čia labai labai laiminga. Būkite ir jūs visi laimingi.